Įmonėje dirbantis Karolis sako, kad meilė šiai profesijai gimė prieš daugelį metų ir tik vėliau, visai netikėtai, vyras gavo pasiūlymą dirbti būtent čia. Iš tiesų, karjera prasidėjo mano visiškai nesu specialybė susijusioje aplinkoje. Tai ieškojau būtent, kas padėtų mane atskleisti, pačių mano iššūkius įgyvendinti. Pabaigiau elektronikos inžineriją, bet po studijų įsidarbinau pramonės įmonėje, gamybinėje. Ir daugiau mažiau liesta buvo tik tais automatikos dalis, tai dėl to patiko iš tiesų kaip paversti įrenginius veikiančiais, kaip priversti funkcionuoti, padidinti darbo našumus arba juos remontuoti. Kaip atrodo automatikos inžinieriaus darbo diena? Darbo diena atrodo taip, jog gauni užduotį, išanalizuoji užduotį, supranti, ką turėsi realiai padaryti, įsivertini elementinę bazę, su kuria tu turėsi įgyvendinti užduotį ir suprojektuoji automatinę elektrinę schemą, suprogramuoji programinio loginius valdiklius ir įdiegi visą aparatinę įrangą į gamybinę liniją. Realiai tai nėra vienos dienos užsiėmimas, tai yra savaitės, mėnesio trukmės užsakymai, darbai, kur tu dalyvauji visuose procesuose, pradedant nuo darbų suderinamų su užsakovu, tiek elementų užsakymo, parinkimo, elektrinių schemų sudarimo, įdiegimo, įrangos į gamybinės linijas, programavimo, paleidimo ir galiausiai derinimo jau užbaigtoje stadijoje, kai užbaigiu projektą.